Na, ką sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra jau 13 Minecraft serija Industrinė revoliucija. Taigi šį kartą aš jums parodysiu keletą naudingų dalykų ir vieną iš jų taip pat pradėsim. Taigi man reikės kibiro, reikės vienos sėklos, reikės vieną sugarcane ir reikės vieno samplingo. Tie, kas žino, tai turbūt receptas yra štai šitoks, taigi man reikės vieno slime ballo. Ir einu šiek tiek vandens, kol dar pilnai nesutemo. Turim vieną tą ir keliaujam pasidaryti kažką. Taip pat man reikės šiek tiek redstone, taip pat reikės šiek tiek glowstone. Taip, turim tuos, kur crafting table. Taigi, vandens kibiras, samplingas, belen kaip sudedam ir gausim slime ball. Kas dar nežino, kaip šitas not enough items veikia, tai kaip matot yra shapeless crafting. Tai šitas pagrindinė receptas gali būti su Philosopher's Stone padarytas, arba šiaip tiesiog paprastas, nežinau, šitas yra defaultiniam, paprastam Minecraft'e. Taigi, turim slime ball, įdedam štai čia, apsukam štai taip ir įdedam štai taip. Glowstone su redstone gali būti sukeisti ir mes bet kokiu atveju gausim Philosopher's Stone. Taigi, dabar parodysiu dar vieną tokį niuansą su Not Enough Items modu, tai štai šituo interfeisu, kuriuo aš dirbu, vėl paspaudus R ant Philosopher's Stone. Matom jo pagrindinius receptus, yra Shaped Crafting, tai iš ko galim gauti, aišku, iš kiaušinių, ender, pearl ir koalos, arba charcoalos. Žiūrėkit, dar čia kažkaip charcoalos turi būti irgi po 2 koalos irgi po 2. Taigi. Paskui yra Shapeless Crafting. Tai yra Shaped ir Shapeless Crafting ir kaip matot, kai turi vieną Philosopher's Stone, receptas šiek tiek palengvėja. Ir taip yra su dauguma itemų, jeigu turi tą itemą, turi Philosopher's Stone, tu gali tą itemą tiesiog žymiai pigiau padaryti. Taigi, kol kas tiek, dabar einam pažaisim šiek tiek su Philosopher's Stone. Tikėkimės, kad yra dar diena, gerai, keliaujame štai čia. Taigi, paspaudus C atsidaro, kaip laikau tiesiog ant Philosopher's Stone, paspaudžiu C, atsidaro automatinis nešiojamas crafting table ir, tarkim, pasidarysim šiek tiek stick. Vėl išjungiam, paskui yra krovimas su V. Kaip matot, jisai pasikrauna ir jei neklysiu dabar su R, galime štai mėtyti tokius va. Taip, man rodos, arba jisai... Ne. Va, štai. Su dešiniu klavišu pastatė sieną. Ir kaip tai buvo to, ko turiu inventoriai daugiausiai iš to ir pastatė. Aišku, galima kontroliuoti pakrovimo lygį ir tas pakrovimo lygis kontroliuojasi su V. Tiesiog vieną kartą paspaudė, palaukia, kol pasikraus, tada paspaudė antrą kartą ir vėl dešinį klavišą ir kaip matot, siena visiškai mažesnė. Dar pratęsėm šiek tiek, vėl šiek tiek didesnė, taigi man teks, aišku, tai viską sutvarkyti. Ir ką patarčiau, tai visada baigus naudoti, iškrauti ir tai vėl padaryti galima su V raide. Taip, toliau, kokios čia dar raidės gali veikti. Aš, žinokit, nebeprisimenu, kadangi šios raidės pastoviai keitėsi, modas vis tvarkėsi, atsinaujino ir panašiai. Taigi dar šiek tiek pažaisim su tą sieną. Aš viską darau ne testiniam pasaulio, čia jau savo realiam. Tai bus tarsi mini pamoka, mini apžvalga. Ir aš paprasčiausiai jį naudosiu, kai kažką dar statysim. Ir aš dabar galvoju, su kokiu mygtuku reikia... Va, štai. Turim Stone Extension, paskui su G. Creation, Extension, Creation. Tai jeigu yra Creation mode, tai tiesiog paspaudžiat. Ir jisai tiesiog štai padeda. Kuria belenkaip. Jeigu būtų su G vėl paspaudus Extension mode, pasirenkame štai, pavyzdžiui, centras bus šitas blokas. Matot, dasilipdo, kiek mums reikia. Ir tai viskas yra be jokių sunkių pastangų. Tai va, praktiškai aš Philosopher's Stone naudoju tam, arba kai kuriems receptams,
kuriuos aptarsiu šiek tiek vėliau ir einam permiegoti ir sugalvosiu dar ką čia nuveikus. Tai grįšim netrukus. Na ką, grįžau dar kartą ir prisiminiau dar vieną funkciją, kurios vos nepraleidau. Tai va, tai paspaudžiam V raidę, leidžiam pilnai pasikrauti savo Philosopher's Stone ir paspaudžiam C galą. Ir atsiranda Transmutation Table. Čia pagrindė yra ta, kad pagrindas yra tas, kad kiekvienas daiktas turi savo šiokią tai vertę. Taigi, pavyzdžiui, vienas cobblestone turi AMC value 4. Ir galima iš paprasto cobblestone gauti moss stone, paskui ice. Taip pat galima, tarkim, 2 cobblestone ir jau vertė padėję galim gauti vieną redstone. Ir taip pat mes galime tai padaryti tiesiog įdėję redstone ir išėmę, bet kokį daiktą. Mums, tarkim, reikia vieno redstone ir mes dabar dedam tiek, kiek mums iki to itemo trūksta. Ir dabar aš pakeisiu į glowstone ir kaip matot, mes jo kol kas neturim. Taigi aš dėlioju tol, kol tą itemą rasiu. Tai va, dabar aš iš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iš 8 cobblestone, tai yra vertė 302, gaučiau vieną glowstone. Tai jau vieną glowstone ir dar savo senąjį pasiemu. Taigi, kaip minėjau, kiekvienas daiktas turi savo vertę ir norint jo vertę sužinoti, reikia tiesiog dėlioti, žaisti, kartais gali būti po 3, po 4, po steką, po nežinau. Pavyzdžiui, man reikės clay, tai aš šito nereikėjo, bet taigi aš pasiemu, štai paaiškėjo, kad iš 3 cobblestone galim gauti clay. Net iš vieno galima gauti. Tai kame čia replis? Įdėkim taip targetą, sąmonę. Iš 2 neišeis, iš 3 išeina. Taigi, kiek išėjo, tiek pasiėmėm. Galim gauti dar vilnos. Bet aš jos neimsiu. Taip pat galima norimą kiekį nustatyti, bet aišku, to vertė padidės ir norint gauti vėl clay, teks mums šiek tiek pavargti. Taigi, gaunam kiek įmanoma daugiau clay. Tai va, pasiėmiau visus clay. Dabar vėl išjungiam savo Philosopher's Stone, paspaudžiam C, visą clay. Sudedam štai taip, aišku, galima, nežinau. Palaukit, šitų į plytas nesudėsi, atrodo. Vienintelis būdas grąžinti į kitą, tai galima dar taip, žaisti štai čia, bet kokius itemus sudėliojant mes galime štai gauti. Pavyzdžiui, dabar gavau neiškeptą clay. Galiu atsiimti savo cobblestone, sudėjus clay štai. Štai taip, gausiu vėl cobblestone, užpildžius visą, daugiau žemės. Tarkim, tam tikrų čia receptų sudėjus gauname tam tikrus kitus dalykus. Taip pat galima sudėti cobblestone. Jį galima paversti, kaip matot, į sand, į clay. Taigi, reikia taip ir vėl į 2 clay. Taigi, receptas šiek tiek pakito. Taip pat galima dar panaudoti, nežinau, tarkim, paimkim, kiek turim gold. 21 gal užteks. Taigi, sudėliokim štai taip. Įdedam Philosopher's Stone ir gauname diamonds. Taigi, aš pasiėmiau 5 diamondus, iš 1 gold aš gaunu 4 iron ir dabar diamantus nešam pasidėti. Tai va, turim 7, man reikia, atrodo, 9, taigi, taip, 6 ir 3, taigi reikia visus 9 imti ir aš noriu pasidaryti 16. Vis dėlto štai taip neišeis sudėti automatiškai, teks pačiam rankiniu būdu, sudėsim deimantinį bloką. Kai turim deimantinį bloką, einam pasiėmam šiek tiek glowstone dust, man gali daug reikėti. Ir aš parodysiu to, kam aš tai darau. Dar vienas geras dalykas, kad jeigu dabar glowstone, jeigu Philosopher's Stone, aš atgaunu tiek pat, kiek praradau. O šiaip iškasinėjant, tai gauname vienu mažiau. Taigi, turime glowstone ir man dar atrodo reikės vieno glass. Ir man reikia smėlio, o smėlis pas mane yra štai čia. Išsikepu šiek tiek smėlio, kol dar yra.
energijos. Tai va, išsikepiam, taigi smėlis eina štai čia. Šitie štai čia, atrodo štai šitas čia gal. Laukit, dar kažko trūksta, toj pažiūrėsim. Atrasim receptą greitai. Tai yra labai naudingas aparatas, tai šitokio man reikia ir man reikia vieną furnace diamond block. Ir aš aišku tokio neturiu dabar. Taigi pasiimkim viską savim. Ir kur tas mano furnace neišeis. Aš tada pakrausiu Philosopher's Stone. Aš galėčiau žaisti ir taip, normaliai. Taigi pakraunam pilnai. Dar ne dabar, o dabar atsidaro tas, sudedam savo, kiek turim cobblestone ir kaip matot, kai paimam ir, tarkim, paimam mažiau itemų negu reikia, tiesiog pasiemam tą ir būna likutis lieka. Ir man dabar kažkaip reikia gauti furnace. O matot, galim clay block gauti. O štai furnace. Šią pasiemiau. Dabar grįžtam atgal. Ai, išjunkim iš karto. Ir vėl sudedu štai taip. Štai čia stiklas, čia ir furnace čia. Ir gaunam energy collector. O šis kolektorius yra labai geras dalykas, bet jam reiks daugiau vietos. Aš kol kas jį padėsiu čia ir kaip matot, jo yra interfejsas. Ir jisai reaguos nuo glowstone, nuo redstone, nuo koalos, nuo mobius fuel, nuo paprasto fuel. Kaip jis vadinasi, to pažiūrėsim. Taip, kur čia yra? Nuo štai šito. Nuo alchemical coal ir šito mobius fuel. Taigi, norint, kad jis pilnai veiktų, jam reikia šiek tiek energijos. Ir kad energija būtų, tai reikia uždėti vieną glowstone ant viršaus. Tai turi būti pastovus šviesos šaltinis. Ir dabar aš tiesiog patestinsiu, bet šiuo metu aišku neveiks ir man reikia įdėti štai va taip. Ir kaip matot, kraunasi štai šis interfejsas. Išjungsiu, kad netrikdyktų. Ir iš vieno to gauname alcheminį koalą. Iš vienos alcheminės koalos gausim štai dar kažką. Taip, pažiūrėkim. Gaunam gunpowder. Iš gunpowder gausim mintinai nežinau, bet glowstone. Ir taip po truputį viskas priartės palaipsniui prie mobius fuel, kuris yra galutinis mūsų variantas, bet aš kol kas palieku štai taip. Man kol kas glowstone per daug nebus reikalingas, kai bus reikalingas, tada vėl gal nukeliausim. Ir kągi, dar galim bus paskui dar vieną dalyką pastatyti, bet tai bus paskui. Ir panaudojus štai Philosopher's Stone, jau pakraukim pilnai. Aš tą mobius fuel galiu iškeisti, nežinau ką aš jo, aišku, negaliu pasiimti šiuo metu, bet štai kiekvienas daiktas turi savo vertę ir vienas mobius fuel turi savo vertę, aišku, pistonai, paskui dar power drail, TNT, kiekvienas daiktas turi savo vertę, aišku, čia yra tik paprasti, ne industrial craft dalykai. Ne kitų modų, tiesiog paprasto Minecrafto. Kągi. Kągi, matom šiek tiek alcheminio coal. Turim dabar štai šitas turėtų, nežinau, ką iškirti. Deimantą gal, ne? Ne, gunpowder. Keista. Ir viskas ratu sukasi. Ir kągi, artėja man jau kaip ir serijos galas, šį kartą tiek, parodžiau gana nemažai dalykų susijusių su Equivalent Exchange ir jau net naktis. Taigi su jumis buvo Mr. Disto ir iki sekančių kartų, iki.